Jeigu neturi ūkininkas tų sunkių probleminių pašiaušelio ar ne, ar dirsių jo, tuomet turbūt siūlytum, rekomenduotum akselį naudoti. Be abejo, bet turbūt priklauso, kokį turime tankumą, kiek tu, pavyzdžiui, smilguolis. Jeigu jos nėra daug, tai realiai pirmam tada pasidarykim pirmą purškimą iki 32 tarpsnio nuo dviskilčių piktžolių, o po to, tarkim, su antru to reguliavimu ar antru fungicidu drąsiai galime panaudoti akselį, tada matysim, kiek tų piktžolių yra, ta prasme irgi koreguodami akselio normą, galbūt jau šiek tiek didesnė, tarkim, iki 0,9 litro į hektarą, galima taip ir nusipurkšti. Dabar galvoju, pradėjai kalbėti apie maišymus, dar su fungicidu paminėjai ir aš prisiminiau, galvoju, o būna tiesa klausimų apie avoksą, kaip fungicidas kartu dar, ne, ir tarkim augimo reguliatorius į tą pirmą, kur kalbėjom, ten nežinau, 31 kokiam tarpsnyje. Tai jau fungicidą turbūt irgi... Aš privengčiau, galbūt ir yra kas rizikavę darė, bet tokių mišinių privengčiau. Jau geriau tada daryti atskirus purškimus. O jeigu akselį, tarkim... Akselis tai puikiai maišos, tiek pats akselis, netgi ir partnerį akselį galima paimti nuo dviskilčių piktžolių, be abejo ir augimo reguliatorius ir fungicidas netgi kartu. Tai yra tikrai daromi tai mišiniai ir jokio ten streso iš vis neužfiksuojama.